Kaip išsirinkti didžiąjį mikrofoną? Nagrinėjame populiariausius pasirinkimus. Didžiąjį Mic Mini 2, Mini 2S ir Mic 3. Pradėkime nuo to, kas yra bendra. Visi trys modeliai naudoja tokius pačius magnetinius laikiklius. Yra to paties dydžio, turi 2 lygių triukšmų slopinimą ir net 3 balso profilius. Todėl kasdieniam filmavimui visi jie užtikrina labai gerą garso kokybę. Didžiausi skirtumai prasideda kalbant apie įrašymą. Didžiąjį Mic Mini 2 vidinės atminties neturi ir fiksuoja 24 bitų garsą. Mic Mini 2S jau turi 16 GB vidinę atmintį ir palaiko 32 bitų float įrašymą. Kaip ir Mic 3, kuris papildomai siūlo net ir dvigubai didesnę vidinę atmintį. Nors visi trys modeliai turi po 2 triukšmo slopinimo lygius, Mic Mini 2S vienintelis naudoja dirbtiniu intelektu paremtą triukšmo slopinimą, todėl dar tiksliau atskiria jūsų balsą nuo aplinkos garsų. Jeigu prioritetas yra kuo ilgesnis veikimo laikas, čia pirmauja Mic Mini 2. Tuo tarpu Mic 3 daugiau dėmesio skiria papildomoms funkcijoms ir naudojimo galimybėms. Didžiausias skirtumas tarp Mic Mini serijos ir Mic – imtuvas. Mic 3 turi ekraną, daugiau garso valdymo galimybių. Mini 2 palaiko iki 2 mikrofonų, Mini 2S iki 4. O didžiąjį Mic 3 leidžia sistemą išplėsti dar labiau. Sujungus 2 imtuvus į vieną grupę, prie jų galima prijungti net iki 8 siųstuvų. Tai jau sprendimas didesniems filmavimams, renginiams ar tinklalaidėms. Jeigu kūrėte turinį kasdien, daugeliui užteks Mic Mini serijos. O jeigu reikės daugiau valdymo ir lankstumo, verta žiūrėti į Mic 3. O kurį rinktumėtės jūs?